Sveiki, gerbiami profsąjungiečiai, gerbiami Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai. Taigi, kaip žinot, darbdavys šiandien paskelbė, kad savo iniciatyvą baigė konsultacijos dėl planuojamo organizacinės struktūros pakeitimų. Tai norėtume pateikti savo profsąjunginį matymą, kaip socialinių partnerių matymą. Taigi mes laikome, kad darbdavys vienašališkai nutraukė konsultacijas, apie tai mes pasakėm ir paskutinio posėdžio metu. Mes taip pat laikom, kad konsultacijos neturėjo būti užbaigtos, tiesiog neparengtos pagal pateiktą informaciją ir pagal tos žingsnius, kurių mes dar nepadarėme. Bendras įvertinimas, tai mūsų nuomonė, darbdaviui pritrūko konstruktyvumo, pritrūko gal drąsos diskutuoti, drąsos išgirsti mūsų nuomonę. Profsąjunga ne savo nuomonę teikia, o darbuotojo nuomonę teikia. Taigi nebūtinai reikėjo konsultuotis per 6 posėdžius visą mėnesį. To galėjom padaryti, jeigu būtų tikrai noras, ne mes kaip laikom imituoti konsultacijas, tačiau siekti bendro sutarimo, bendro sprendimo, ko įstatymas ir ragina tą daryti, kitaip kam tada tos konsultacijos. Tai mes galėjom tą padaryti per 2-3 posėdžius. Tačiau mes prisilaikom tos pozicijos, kad iš darbdavio negavom atsakymų, labai svarbių atsakymų į klausimus, kurie liečia darbuotojus. Planuojami organizacinės struktūros pakeitimai palies kiekvieną darbuotoją. Tikrai kiekvieną. Vien per šablonus, pareigybinis šablonus keitimus. Tai ir valstybinės kalbos kategorijos mokėjimo nustatymas. Mes raginam, kaip ir buvo iki šiol, kad tai būtų patvirtinta pagal ir atsakingų institucijų rekomendacijas atskirų įsakymų. Darbdavys mūsų manymu argumentuotai taip ir nepasakė, kodėl to negali padaryti ir nesiekia daryti. Buvo atsakyta, čia mūsų diskrecija. Suprantam, kad jūsų diskrecija, tačiau ta diskrecija tai vis tiek turėtų būti argumentuota. Tai mes aiškaus atsakymo taip ir neišgirdom, kodėlgi ne. Kad gyvenam Lietuvoje ir turim mokėti lietuvių kalbą, čia savaime aišku. Tačiau kalbant per darbo santykių prizmę, tai nėra argumentas. Tačiau kas šioj vietoj pavyko pasiekti, kad būtų mokymai valstybinės kalbos darbo metu ir darbdavio lėšomis. Skaitom, kad tai tikrai yra pliusas tų konsultacijų kaip rezultatas. Taip pat susitarėm dėl reguliarių susitikimų ir tikimės, kad darbdavys tikrai neimitos, bet realiai tą ir savo pažadą, to susitarimą dalį vykdys. Konsultacijų, tai yra struktūros pakeitimų įgyvendinimo metu, aišku, jeigu tokie įvyks. Trečias dalykas, tai yra, visi žinom, kad dabar yra pareigybių lygių pervertinimas, klasifikavimas, kaip teigia darbdavys, vyksta. Ir tai vienu metu su organizacinės struktūros planuojamais pakeitimais. Tai kad nesėti tų dalykų tikrai negalėjom. Tai dėl ko pavyko susitarti, kad žmonės, darbuotojai bus informuojami, keičiant šablonus, koksgi nustatomas pareigybių lygis. Tai mes taip pat prisilaikom pozicijos, kad jeigu darbuotojų nesikeičia funkcijos, nesikeičia jo atsakomybės sritis, kitaip sakant, būtinosios darbo sutarties sąlygos ir panašiai, tai neturėtų būti nustatomas ir mažesnis pareigybės vertinimo lygis, kadangi tai tiesiogiai įtakoja perspektyvą dėl
dėl darbo užmokesčio, peržiūrėjimo. Tai į tai mes atsakymo taip pat neišgirdom aiškaus iš darbdavio, kodėlgi turi keistis. Jeigu tai bus keičiama, tai vėlgi labai gaila, kad darbdavys to neišgirdo. Dėl ko nepavyko susitarti ir skaitom, kad visgi dar yra proga darbdaviui pamastyti ir pakeisti savo sprendimą. Tai mes laikom, kad išorinės atrankos turi būti stabdomos iki organizacinės struktūros pakeitimo įgyvendinimo. Kaip pavyzdys. Taigi virš 50 etatų mažinami. Tai gali paliesti apie 50 žmonių. Tai tie žmonės, čia patyrę, kvalifikuoti, dirbantis atominį elektrinį žmonės, mes laikom, kad jiem turi būti suteikta pirmenybės teisė pretenduoti ir jiem turi būti pasiūlytos tos pareigos. Kaip pavyzdys, išoriniam tinklalapyje ieškoma biuro administratoriaus. Buvo atsakyta, kad negalim stabdyti, reikia biuro administratorių Vilniaus ofise, visaginiečiam tai vis tiek nėra patrauklu. Kas tai pasakė? Taigi iš Vilniaus ofiso darbuotojai važinėja į Visaginą, į komandiruotės 2-3 dienas, jokių problemų. Tai ačiū Dievui, susisiekimas yra traukinys, yra autobusai, yra automobiliai, yra galų gale nuotolinis darbas, ko visaginiečiai prastesni už Vilniaus ofiso darbuotojus. Kodėl toks požiūris į žmonės? Mes laikom, kad tai nepriimtina ir visai ne argumentas. Be to, taip pat liečia ir tų pačių inžinerinių pareigybių. Tai sakyti, kad jeigu įmonė, kaip šiandien buvo transliuota, tai nėra susijęs su išorinės atrankos, nėra susijęs su organizacinės struktūros pakeitimais, tai yra formalioji pusė, yra realioji pusė. Realiai tai dar kaip susiję. Ir keista, kad darbdavys to nemato, tai mes laikom arba tikrai nemato, arba manipuliuoja. Argumentas, kad jeigu nebus priimtas biuro administratorius į Vilniaus ofisą, tai dėl to striks atominės elektrinės darbas. Man rodos, kad šitas argumentas, švelniai tariant, nėra veiksnus. Tai mes visgi raginam darbdavį tą savo sprendimą permastyti ir šiek tiek pažiūrėti iš šalies, kaip atrodo prieš kolektyvą darbdavys. Kitas dalykas, labai keista, kad jau kurį laiką, šiandien paskutinį raštą gavom, tai yra veiksmai, kuriuos mes vertiname kaip kišimasis į mūsų vidinius reikalus, kaip profesinės sąjungos persekiojimas. Tai arba darbdaviui jau visai pritrunka drąsos atvirai diskutuoti ir bandyti, užčiaupti burną, tai kad čia 37 metai, prie Gučių laikų grįžtam. Kas vyksta? Tai dėl to mes svarstom galimybę kreiptis į teisėsaugą, nes tai yra persekiojimas, to neturėtų būti. Mes tik dirbam savo darbą, mes atstovaujam darbuotojus, mums draudžia komunikuoti su darbuotojais, mes vertinam taip, trukdo dirbti savo darbą. Tai dėl to, kad bijo tiesos darbdavys arba nėra pasitikintis savimi. Į paskutinius 2 posėdžius konsultacijų neišdrįso ateiti vadovai. Kodėl? Tai mūsų profsąjunginė grupė su berods 5 teisininkais vedė konsultacijas. Paskutinį posėdžią mes jaučiamės lyg taip
teismo posėdžio procese. Taip neturėtų būti. Kolektyviniai santykiai, tai socialinių partnerių santykiai, tai turi būti paremti konstruktyvumu ir atvirumu ir pasitikėjimu. Mes atvirai siūlėm sudaryti bendrą priemonių planą. To buvo atsisakyta. Mes prašėme pateikti už praeitus metus duomenys dėl apšvitos dozės. Sakyti, kad tai nėra susijęta su struktūros pakeitimas, manau, kad lengvabūdiška mažiausiai. Kodėl? Pasakysiu. Jau ne paslaptis. Ir duomenys yra viešoje erdvėje, mes paskelbsim atitinkamą nuorodą savo tinklalapyje apie tai, kad praeitais metais buvo padidėjusi apšvitos dozė daugiau nei 30% ir darbdavys tai patvirtino savo oficialiu raštu mums ir komunikaciją darbuotojams. Mes laikom, kad tai yra prasto valdymo pasekmė. Ir siejam tai ir su išoriniam atrankom, kadangi matom, kad mūsų manymu yra siekiama susidoroti su esamais darbuotojais, atsiprašau už tokį žodį, bet vertinam būtent taip, ir pakeisti esamus ilgamečius patyrusius kvalifikuotus specialistus į vadinamąjį managementą. Kokios pasiekmes mes jau matom. 24 metais daugiau nei 30%. Kam reikėjo deginti žmonės? Iš esmės deginti. Čia mes laikom prastas organizavimas. Ir jeigu darbdavys sumanė keisti organizacinę struktūrą ir Europos komisija aiškina, mums tai buvo pasakyta oficialiai per mūsų Liepos 10 dieną susitikimą su Europos komisija, kad organizacinė struktūra reikalinga, kad pasirengti reaktorių išmontavimo darbams, tai mes matom visi, kad planuojami pakeitimai tai niekaip to neatspindi. Tai vadinasi, ar tai manipuliavimas, ar tai nesuvokimas, arba lengvabūdiškumas. Bet kokiu atveju apie tai reikia susimastyti. Ir kitas dalykas - darbuotojų pritraukimas, darbuotojų išsaugojimas. Reikia nekeisti specialistus į vadybininkus, iš esmės, mes taip matom situaciją. Bet išsaugoti tuos žmonės, perduoti jų žinias naujiems darbuotojams. O darbovietėj, mūsų atominė elektrinė, strateginiam objektui, kuris turi užtikrintą finansavimą, nepavyksta pritraukti apie 100 žmonių, apie 100 laisvų pozicijų. Tai yra darbininkai, specialistai, operatorių, šaltkalvių, nesiseka pritraukti. Ir mes apie tai kalbam per paskutinius 2-3 metus. Buvo sakoma, mums trūksta vadovų, vadybininkų, ekspertų. 47 žmonės į vieną vadovo vietą. Tai matyt labai patraukli vieta. Bet kas dirbs? Vadovai ir vadybininkai. Prasto darbo pasiekmes, kaip ir minėjau, už praeitus metus mes matome. Tai jeigu keičiama struktūra, reikia būtinai, mes laikom, spręsti šitos dalykus. Mes pasikreipėm į energetikos ministeriją, prašydami išbraukti iš strateginių rodiklių organizacinės struktūros pakeitimą kaip rodiklį, kadangi struktūra yra neparengta. Šiai dienai jinai neparengta. Ir mes pasiūlėm darbdaviui taip pat kompromisinį variantą, tai yra stabdyti konsultacijos, kol negausim iš savininkų iš kitų institucijų aiškių atsakymų. Darbdavys atsisako, kodėl skubama, matyt greitai jau sužinosim. Bet gerbiami darbuotojai, bet kokiu atveju mes dirbam ir dirbsim savo darbą labai principingai, mes atstovausim jūs, bet kokiom sąlygom. Tai manau, kad tai, kad darbdavys nebendrauja, bet iš esmės atsiprašau už tokį išsireiškimą, tiesiog daužo profsąjungą,
pozicionuoja, kad bendrauja, bet savo veiksmai mes laikom daužo, trukdo dirbti įvairiais metodais nepriimtinais. Sakau, ne Stalino laikai, bet mes jaučiamės būtent taip. Tačiau mums tai dirbti netrukdo ir atstovauti tikrai netrukdo, nes mes tam ir esame ta profsąjunga, kuri yra taip nepatogi darbdaviui, ne visuomet patogi, bet stipri. Mes dirbam žmonėms, ne darbdaviui, mes turim dirbti žmonėms. Ir per tą darbą tai turim turėti ir stiprų konstruktyvų dialogą su darbdaviu. Tuomet ir darbdavys atrodys stiprus, o ne kaip dabar persekiojantis profsąjungą. Tai yra silpnumo ir toli gražu nedrąsos požymis ir garbės nedaro. Taigi tikrai mes dėkingi už tai, kad esate aktyvus, už tai, kad klausot mūsų, už tai, kad duodat patarimus, už tai, kad kritikuojat. Tikrai girdim kiekvieną. Esant reikalui atstovausim ir darbo ginčių komisijoje, ir teismuose kiekvieną mūsų profsąjungos narį. Ir konsultuosim kiekvieną darbuotoją rūpimais klausimais. Ir kaip nebebūtų sunku, kaip to darbdavys norėtų, nenorėtų, mes vis tiek sieksim draugystės ir dialogų su darbdaviu. Ir linkime jam drąsos. Viso gero.